Labą dieną. Šiandieną noriu pademonstruoti, kaip reikia kopijuoti Horman HSM kodą į universalų su Horman sistema suderinamą pultelį. Jeigu turite tokį seną Horman pultelį ir nuspaudus jūsų mygtuką ledas dega raudonai, drąsiai galite kopijuoti. Procedūrą paaiškinsiu. Visų pirma, atidarysime programavimo režimą pultelyje. Jis atsidaro nuspaudus pirmą mygtuką ir 4 kartus paspaudus antrą mygtuką. Tuomet pradeda mirksėti naujojo pultelio LED. Pridėsime savo turimą Horman pultelį, nuspausime veikiantį mygtuką ir gaudysime kodą. Horman pulteliai būna kartais silpnesnės baterijos, todėl prieš kopijavimą būtų gerai ją pasikeisti, nes esant silpnam signalui būna kartais nepavyksta kopijavimas iš pirmo karto, tada tiesiog galima jį kartoti. Taigi pabandykime. Nuspaudžiu pirmą mygtuką. 1, 2, 3, 4. LEDas pradėjo mirksėti raudonai, pridedu Horman pultelį ir nuspaudžiu mygtuką. LEDas nustojo mirksėti, palauksiu, kol jis vėl pradės mirksėti, dar kartelį paspaudžiu. LEDas pradėjo mirksėti žaliai ir užtvirtinu mygtuką. Dabar patikrinsime. Kadangi kodas yra fiksuotas, pultelis turi pradėti atidarinėti vartus iš karto. Tai reiškia, šitą lemputę turi pradėti mirksėti be jokio papildomo pririšimo. Kaip matote, pultelis siunčia signalą ir lemputė užsidega. Galime taip pat užprogramuoti ir antrąjį mygtuką. Tas pati procedūra. Nuspaudžiame pirmąjį mygtuką. 1, 2, 3, 4. Vėlgi pridedu pultelį šalia, paspaudžiu. LEDas nustoja mirksėti ir luktelnu vėl, kol pradeda mirksėti. Dar kartelį spustelnu mygtuką. Pagavo kodą ir užtvirtino ant antro mygtuko. Jeigu kartais būtų taip, kad kopijavimo metu po antro paspaudimo pradeda mirksėti žalias LEDas, tai tiesiog nutraukite kopijavimo procedūrą, kai visi LED užges, pakartokite ją. Reiškia, kad siunčiamo pultelio signalas silpnas, reikėtų pabandyti pakeisti bateriją arba ieškoti tinkamesnės pozicijos, kur priglausti pultelį.